Na ką aš galiu pasakyti, kovojom, bet nežaidėm kaip galim žaisti. Nesustabdėm Makalebo. Aišku, pralošėm kovą po lentą, pralošėm, čia pagrindinis buvo faktorius. Jasikevičius minėjo, kad lyg tai nebuvo nusiteikimo šitom rungtynėm, ar tai tiesa? Nežinau, kaip kitų, pas mane buvo nusiteikimas ir stengiausi kiek galėjau. O iš tikrųjų labai sunku bus atsitiesti, rytoj kitos rungtynės, nedaug laiko liko. Tai be abejo, bet rytoj irgi svarbios varžybos ir čia mums reikia būtinai 5 arba 6 būti. Kovosim, aš nežinau, pasistengsim atsitiesti ir eiti kovoti. Aišku, sunku, bet stengsimės, bet nėra kur dėtis mums. Ar patiems tas pralaimėjimas šokiravo pačius? Be abejo, be abejo. Fanų reakcijos tikitės? Kaip? Fanų reakcijos, kad jūs tikitės? Net nežinau. Jų reikia klausti. Kaip manot, kiek toli gali makedonai nueiti? Kur? Ar gali pasipriešinti ispanams makedonai? Makedonai? Aš galvoju, kad gali pasipriešinti, bet nepasipriešins. Galvoju, kad Jasikevičius parkrito. Jokios mintys. Dar nebuvo viskas prarasta, dar galėjom. Aš galvoju, kad Jasikevičių klaida lemia rungtynės. Aš galvoju, čia visa komanda pralošė rungtynės, todėl kad mes leidom jiems priartėti. Turėtume 6-7 taškų pranašumą, būtų visai kitaip.